Labą dieną, hello visiems, kas mane žiūrite. Šiandien kepu naminę duoną. Prieš tai buvusiam epizode galite pasižiūrėti, kaip gaminau raugą naminiai duonai. Dabar tą raugą naudosime naminės duonos kepimui. Taip, paimu indą, įdedu į jį 300 gramų raugo. Taip, ant svarstyklių pasveriam su mentelė. Čia aišku bus jo nemažai. Galime dėti greituoju būdu. Taip. Beveik visos ir sueis mūsų raugas. Paliksim dalį raugo. Šitą toliau auginsim, kas mums liko. Na, o čia va pasvėrėme 300 gramų raugo. Dabar įmame, pasversime 150 gramų viso grūdo milto. Taip, nulinu svarstyklės. Ne. Biški, aš jums neteisus. Reikia dabar į tą raugą įdėti druskelę 15 gramų. Ir dabar visą šitą dalyką praskiedžiam su 250 gramų vandens. Taip, supilam vandenį. Kiek čia mums gausis? Stiklinė nedidelė. Reikia dapilti. Taip. Nu va, štai 250 gramų vandens. Dabar raugą išmaišome vandenyje su druska. Taip, gerai, pamaišėme. Dabar dedame miltus. Mums reikės 150 gramų viso grūdo milto. Taip, paimam 150 gramų miltų įdedam. Nu va, gausi 105 gramų miltų ir 250 gramų kvietinių miltų. Čia tie įprasti 550 markės miltai. Nežinau, pažiūrėsim, ar užteks mums jų. Taip, numinam svarstyklėlės savo. Ir vėl 250 gramų. Sveriam. Taip, čia gal tiesiog paduriam iš maišo, bus greičiau. Čia turbūt visus ir sunaudosim. 250 gramų milto. Taip, dabar viską gerai išmaišom. Gal su mentelė bus patogiau. Taip, viską mes gerai išmaišom ir iš tikrųjų vieni mėgsta paminkyti, bet naudojant raugą, visą darbą turėtų padaryti raugas. Iš tikrųjų, mes viską dabar gerai išmaišysim. Tokią vientisą masę. Galim svarstyklių jau nebeprivartauti. Tai vientisą tokią masę ir ją paliksime stovėti. Visą darbą padarys raugas. Jisai sukurs tą gliuteno plėvelę, kuris sujungs visą tešlą į vientisą. Ir paskui mes ją dar paauginsime. Viską pamatysite vėliau. Dabar gerai išmaišom. Jums parodysiu, kaip atrodo tešla. Taip, tokią darome masę. Taip, ir mes ją dabar šitam inde uždengsim ir paliksim valandėlį šiltoj aplinkoj. Nes dabar tokie grinai pasidarė kaip gabalai. Mes čia daug neminkysim, nemaišysim. Tiesiog viską išmaišėm. Ir dabar leisim jai raugui dirbti. Tokį padarėme gabalą ir įdarbinsim raugą. Taip, uždengiam raugą maisto plėvele tokia ir paliekame jį pailsėti valandėlį šiltoj vietoje. Tai. Susitiksim po valandos. Tai ką, praėjo jau valanda, gal net ir šiek tiek daugiau. Pasižiūrim, kas čia mums gavosi iš tos tešlos. O, žiūrėkit, jau pradeda toksai kaip, dar nesakyčiau visai, bet jau toksai gliuteno tinklas formuojasi, tokia kaip tampri tešla darosi.
rišasi, nežinau, gal mano tas raugas nėra visai dar toks pribrendęs kilimui. Ilgiau jį paauginus gal kažkas gausis ir gražiau, greičiau. Bet va, matau, jau taip formuojasi tokia vat masė graži. Dabar ją pabandysime išimti ir kažką tai biškį palankstyti. Ką, bandom ant šito stalo mes paskleisti mūsų tešlą, pasižiūrėsim, kad čia gausis. Neturiu mentelės, tenka rankomis. Bandom ją biškį taip prakampyti, pradaužyti. Aš aišku toks neprofesionalus kepėjas, tai rankos pas mane net neatidirbtos tešlos minkimui, darimui. Tai va, tiesiog kažką tai taip mėgėjiškai savo bandom ją biškį pagyvinti. Nu, toksai gražus, o blynas tamprus gavosi. Mes ją toj bandysim. Šiaip duoną kepti toks ilgas procesas, bet ten tie proceso laukimo daug yra iš tikrųjų iškepti, tai čia išmaišyti labai greitai viskas, tik tai paskui reikia laukti vieną kartą, kitą kartą, realiai duonos greitai taip neiškepsi. Kažkokius pietus, kad padaryti, čia reikia ją planuoti, kepimą planuoti, dėtis kažkur tai, biškį dar viltelį pamaišysim. Kažkur tai ją taip planuotis iš vakaro pasidaryti viską, kad ryte galėtum pastovėjus šaldytuve įsidėti ir iškepti. Ką dabar bandom taip sulenkt ir tokį rolmopsą užvyniot. Taip. Na, tokį padaryti dalyką. Ir vėl įdedam į indą, uždengiam plėvelę ir dar palaikom valandėlę, kad jinai pradėtų kilti. Sveriukas patraukiau iš ekrano. Dar uždedu plėvelę tą pačią ir palieku šiltoj virtuvėj dar pastovėti. Tai ką, gerbimieji, valanda praėjo, nudengiam, pasižiūrim. Šiek tiek pakilo, nelabai taip kažkaip, kad būtų per smarkiai, bet matosi, kad veikia raugas ir tešla tokia susikėlė. Mes ją dar kartą perkočiojam, tu prasme, perminkom, perlankstom ir įdėsime pailsėti dar valandėliai, kad susikeltų. Atsakiau, darbas toksai gana laiku imlus. Taip. Bandomės ją gražiai išimti. Aišku, čia reikėtų man nusipirkti kokį plastikinį samtį tokiem dalykam, kad lengviau atskirti nuo bliūdo. Bet pradžiai pirmiem kepimam tai tiks ir rankiniu būdu viską daryti. Taip, mes tada ją dar kartą iškočiojam. Leiskit už mano tokį neprofesionališkumą, bet įgūdžiai atsiranda su laiku ir jeigu aš tą duoną kepsiu dažniau, išmoksiu viską padaryti gražiau ir greičiau. Taip pat ir jūs, aš manau, niekas negimė profesionalų, viską mokėdamas, bet kaip pirmas bandymas, tai aš skaitau visai neblogai, man čia gaunasi ir nelimpa, taip gražiai ta tešla atrodo. Mes ją taip pamėtysim, patampysim, ištampysim į tokį kaip ir beveik kaip picos blyną. Šiaip iš tikrųjų mano planuose ateityje pabandyti ir pizzą naminę daryti su raugo pagrindu ir kepti. Tai va, nežinau, skaičiau dėl raugo, tai
naudojant raugą kepimui, tas gliuteno yra žymiai mažiau, kas neprobuoja gliuteno. Iš tikrųjų, jeigu tu turi lygą ir sergi visiškai alergiškas gliutenui, tai bet koks gliutenas yra kenksmingas, tai nevartok. Bet jeigu ten tik žiūri dėl gražios figūros, tai čia tas gliutenas tikrai neįtakoja tavo gražią figūrą. Jo tas kiekis su raugų gamintojų dešroje tikrai jisai yra, nežinau, ten žiūrėjau, nenoriu pameluot, galite patys susirasti internete daug įvairių yra straipsnių ir mokomųjų filmų, kad su raugų gamintojų tešloj gliuteno yra 1000 kartų mažiau nei su mielėmis ir dėl to iš jo gaminti produkciją neduoda ten tokį didelį viršsvorį kaip mielinė tešla, kas saugote savo gražią figūrą. Tai va, padarėme dar tokią bandukę. Barstysime šią miltais, trinsime į savo formą įdėsiu milto, kad netaip liepto, kitą kartą atskiriant. Ir dar įdedu, čia nuo stalo paimsiu. Ir dar įdedu dar kartą jai augti. Pasižiūrėsim, tai palyginsim, kaip jinai išaugo. Dabar tokia nedidukė atrodo, man atrodo, po pirmo karto jinai irgi gerokai paaugo. Tokia dar palaikom valandą. Na ką, praėjo dar valanda, gal šiek tiek ir daugiau nei valanda. Pasižiūrim, kas čia mums gavosi. Pasižiūrėkit, tokia jau tešla visiškai graži pasidarė, tokia putli, labai panašiai duona jau darosi, taip. Tai ką, paskutinis etapas dabar iš tikrųjų aš ją dar kartą perminkysiu ir reikėtų kažkur dar ją pakildinti apie 2,5 valandos šiltoj vietoje ant radiatoriaus, bet kadangi jau vakaras beveik 7 valandos, tai aš jau ją šiandien nekepsiu, aš ją pakildinsiu turbūt iki ryto ir tada ryte bandysiu jau iškepti. Turėtų būti dar geriau iškilusi. Iš tikrųjų gal nepersistengsiu, neišlipsiu viršų iki ryto. Bet prašau, taip visai neblogai čia mes ją. Labai graži tešlutė tokia pasidarė. O, kokia graži, išdegėjo. Puikiai. Mes čia poliuosim. O, kokia minkštutė, gražutė. Ai. Ai, skani bus duona. Taip, mes dar ją kartą pamankštinam, sulankstom, perlankstom, nes nereikia jos minkyti. Iš tikrųjų, parodžiau, yra 2 metodai. Vienas, kad minkyti, ten būna ir mikseriai, tie minkytuvai vadinami su minkimo antgaliais, su kuriais minko, bet jeigu tu darai duoną iš raugo, tai iš tikrųjų leisk ingredientus sumaišyk, net nereikia rankų teptis. Leisk jam pastovėti kokį porą valandų ir pasidaro tas pats, kas tu minkytumei. Biškai gal ilgiau iš tikrųjų, jeigu darai ten kažkokius užsakymus, nori uždirbti pinigus, nes augamini, tai jo, galbūt tie minkymai biškai pagreitina procesą iš tikrųjų, bet realiai galim ir neminkat, man puikiausiai tešlą pasidaryti tokią gražią. Tai va, aš ją tada dar kartą taip pratampiau, pralanksčiau, vėl atsisuku į tokį roletą, žiūrėkit, jis jau dabar didesnis darosi su kiekvienu sykiu. Jau čia turbūt bus galutinė fazė, aš dabar tai va sulankstau, užspaudžiu, padarau vėl tokį kaip tokia va bulkelė. Taip ir dedu iš karto matyti formą, kurioje aš ir kepsiu.
prieš tai paauginsiu dar joj. Čia tokia nusipirkau stiklinę formą, jinai iki 300 laipsnių temperatūrą atlaiko. Tai aš manau, joje mes tai va, jinai dar išdidės. Va, dar yra čia toksai dangtis stiklinis, dabar aš jo nedengsiu, uždengsiu šiaip kažkom tai. Bet va, rytoj, kai kepsiu, uždengsiu va šituo dangčiu ir statysiu į orkaitę. Tada tas dangtis neleis drėgmei išeiti iš duonos, kad duona nesudžiūtų ir liktų skani. Dabar aš šį kartą, aišku, gal ta forma ir per didelė, bet pažiūrėsim. Pirmą kartą irgi darau, man pačiam įdomu. Viskas čia įdomu, kaip čia gausis. Taip, pabarstom. Ir ką, uždengiu, paimsiu plėvelės didesnį gabalą. Šitą plėvelę irgi pabaiga. Reikia nusipirkti naujos rulonėlį. Tikėkime, užteks. Čia mano šitam duonos eksperimentui. Uždedam plėvelę. Gal uždengsiu dar kokiu rankšluosčiu, kai baba darydavo, kai buvau mažas, atsimenu. Ir paliksiu per naktį augti. Pasižiūrėsim, kas gausis rytoj. Ir ką, tada, kaip sakant, iki greito susitikimo kepam duoną. Labas rytas, suraitytas. Ir per naktį mūsų tešla pastovėjo ant šilto radiatorius, išdidėjo, sudidėjo, žiūrėkit, kokia per visą bliūdą. Man, aišku, nepatinka, tokia bulka pasidarė, bet kitą kartą bandysim kažkaip kitaip suformuoti. Pakilo, padidėjo ir iš tikrųjų tai bandom ją dėti į orkaitę. Įkaitinu orkaitę iki 230 laipsnių ir statau 25 minutėm, tik tai uždengiu šitą indą, kur aš čia dabar tą dangtį padėjau. Uždengiu va šitą indą su stikliniu dangčiu, kad neišeitų drėgmė iš duonos. Teisingai, pamiršau. Pirmą kartą kepu visgi. Taip, mes pabandom, kad jinai nesuplyštų. Ja, aišku, sukietėtų būtų geriau. Biškį padarom kaip revą. Mažokas. Reikia kitaip kepti. Nieko, kitą kartą padarysim geriau. Taip, pirmas kartas. Ir žiūrim, kas mums gausis. Dedam 25 minutėm, paskui dar nuimsiu dangtį ir apskrudinsiu pačią plutelę. Dar 25 minutės palaikysiu. Taip, įdedu į orkaitę ir einu laukti, žiūrėti, kas bus toliau. Ką, mūsų 25 minutės jau praėjo. Ką, pasižiūrim, ką mes čia gavome. Ištraukiam duoną. Atrodo kažkaip man įspūdingai. Indas tai nerealiai karštas. Gal čia kur padėti. Kažkokia tai pirmas įspūdis tai nekoks. Tai pirmas blynas turbūt nelabai kas gavosi. Bandom dar įdėti, apskrudinti viršų, gal gražiau gausis. Ir palaikom dar 25 minutės. Pasižiūrėsim, kas gausis. Ką. Jeigu raisi gaus, tai nieko nenusiminsim. Gilinsimės, darysime ir kepsime tol, kol iškepsime tokią, kokią mums patiks, ar ne? Štai dar praėjo 25 minutės. Mano duona, mačiau, ten apskrudo. Nesakykite, kad dar sudegė. Ne, normaliai. Gal per daug apskrudinau iš tikrųjų. Bet nesudegė, atrodo tokia kaip rūginė, net nežinau. Gal iš tikrųjų, gal čia to viso grūdo miltų raugas, gal dėl to jinai tokia. Ir neturėjo taip išsikelti. Pūriai, aš net nežinau, bandomės ją išimti, jeigu išsims, gal reikia pirmą kažkaip taip apipjaut. Tai va, štai kokia mūsų duona gavosi, aš turėjau biškį išlėkti, tai žmona neiškentė, pati supjaustė ir išėmė, bet, atrodo neišvaizdžiai, bet
ragavo, aš dar tiesą ir neragavau, sakė, kad labai skani ir štai tinka prie šitokio guliašo. Grįžau kaip tik pietum ir dabar ragausiu šitą nerealų guliašą su šita naminė duona. Nu, žinokit, rakandau, tikrai skonis neblogas, aišku, tobulėsim, darysim dar geriau, dar skaniau, bet iš tikrųjų skonis naminės duonytės tai toksai, nu, man patinka. Skaniau nei parduotuvėje pirkta žymiai, nėra palyginti. Tai, kaip sakant, gaminkit ir jūs, klyskit, darykit, kol gausis tas, kas jūs norite. Iš tikrųjų, jeigu nieko nedarysit, tai niekas jums ir nepavyks. Tai iki sekančio susitikimo ir kitą kartą gaminsim ką nors kartu kitą. Kol montavau filmą apie duonos kepimą, turėjau dar keletą kepimų duonos. Štai šita duona daryta lygiai pagal tokį patį receptą, tik išeiga buvo paskaičiuota produktų 2 kg tešlai. Ši duona, kaip matote, gavosi visai kitokios formos ir išvaizdos. Nesakau, kad pirma mano duona gavosi prasta, tikrai ant skonio jinai buvo neprasta, bet šita jau iš išvaizdos primena tikrą duoną. Taip pat sekančią duoną, kur pamatysite, aš dariau iš ruginių miltų, tai buvo 50% ruginių, 50% kvietinių miltų. Jinai gavosi rupesnė, bet irgi labai skani. Ir ką norėjau pasakyti, jeigu nusprendėte kepti, tai kepkite, nebijokite, jeigu iš pirmo karto ir nepavyko jums padaryti gerai, nenusiminkite, žinokite, kad sekantis kartai bus tikrai geresni, atmušite ranką ir jums gausis puikūs duonos kepiniai. Taip kad, brangieji, sėkmės.